Ką tik nusileidau nuo kalniuko, mano kiekvienos dienos slidinėjimas tai yra būtinybė šiam momentui, ypač žiemą tokią nuostabią. Ir atsisėdau pasidalinti savo patirtimi apie mokymasi šitam gyvenime, to, kas yra reikalinga, kas yra svarbu man, tau. Šį kartą atsisėdęs ne su arbata, o su fermentuotu ananasų gėrimu, kaip jis vadinasi, nepasakysiu tiksliai, bet pasidariau kaip probiotiką. Ir tai pirmas kartas, kurį aš, tarkim, ragauju šitą gėrimą. Geras labai skonis. Mokinuosi visą gyvenimą. Mokinuosi dalykų, kurie man yra įdomus. Tas, kas buvo priverstinai man diegiama, man niekada ir neliko. Kažkada mokinausi inžinerijos, kažkada mokinausi istorijos, pedagogikos ir kitų dalykų, bet jie pas mane neliko, nes tai buvo būtinybė kažkokia kažkam tai. Dabar mano gyvenime vyksta mokinimasis iš pačio gyvenimo, iš esmės ir visą laiką taip vyko, kai geriausias mokslas eina per patirtį. Jokia knyga, joks dirbtinis intelektas, joks mokytojas iš esmės nepasakys, kas yra geriausia. Pasakysiu tu. Ir aš pasakau savo lygiai taip pat. Man atsirado ypatingas noras suprasti, kaip veikia šita sistema, mūsų gyvenimo sistema, kaip jinai įtakoja mūsų likimus, mano likimą. Visų pirma, aš kalbu apie save, todėl kad noriu pereiti pats per savo patirtį. Aš nekuriu tai, kad kažkam tai, o aš noriu pasižiūrėti, kaip tai iš tikro veikia, kaip aš galiu patikrinti tą visą procesą veikimo. Dėl to užduodu savo tokius klausimus, į kuriuos aš ieškau atsakymų. Paprasti dalykai, tai yra buitis, gyvenimas, kuriame mes gyvenam, ta sistema, kuri yra sukurta visiems, fiziškumas, viskas yra tvarkoje, man tai yra labai įdomu. Man įdomu kiekvieną dieną atras kažką naujo, suprasti ir tas laikas, kurį aš skiriu supratimui, jis yra man, aš kuriuosi savo tą vertę, tą meistriškumą, kurio iš manęs niekas nepaims, jeigu kažkas atsitiks aplinkui, aš tai turėsiu. Joks dirbtinis intelektas niekada iš manęs netims to, kas aš esu. Niekada niekas nepakartos, nebus nieko net arti. Dėl to aš visiškai nebijau jokio dirbtinio intelekto ir ta baimė, kuri yra diegiama tau, paralyžuoja tavo norą kažką naujo išmokti, nes kokia yra prasmė, nes čia kažkas tai dirbtinai sukurto, už tave viską atsakys ir padarys. Niekada taip nebus, tai yra baimės algoritmas, kuris diegiamas visiems. Kad niekur nesigilintum, kad nieko nesuprastum, nes tau vienas dievas, šitas dievas dirbtinio intelekto tau pasakys, kas yra teisinga. Į tą pusę net nežiūriu, ten viskas aišku. Nesigilinkit tas žinias, o gilinkis tai, kas svarbu. Ir aš tai sakau savo. Dariau, kas tau kasdienybė yra svarbu? Aha, išmokti, susitvarkyti čia su tuo, kas nesuprantama. Nemokėjau pečiaus pasistatyti. Ar židinio, aš jį išmokau per mąstymą, aš pasidariau kapsulę, susimūriau, pasižiūrėjau, kaip tai turėtų atrodyti, kokios ventiliacijos būti, viskas yra padaryta. Mokinuosi restauruoti rąstinį namą, niekada to nedariau, antrus metus tai darau, tvarkausi, įsirenginėju, stogą kitais metais keisiuosi, nemoku stogo pasikeisti, nes jo asmeniškai nekeičiau. Esu kažkur prisidėjęs prie to stogo, bet asmeniškai pradėsiu tai daryti. Reiškia, aš išmoksiu. Pasikviečiau draugą, kuris moka dirbti su tojais stogais, keitimais ir aš mokinsiuosi tam, kad aš žinočiau, nes pas mane daug pastatų ir reikės daug tų stogų keistis. Kažkada išmokau kondicionierius, šildymo sistemas pajungti, kur atrodė man kosmosas visiškas. Kažkada išmokau programuoti, kai nesupratau, kaip tai veikia, ėjau mokintis programuoti, supratau apie ką tai ir palikau tą dalį. Mokinuosi gyventi iš esmės iš naujo,
mokinuosi gaminti fermentuotus gėrimus, mokinuosi tai, kas yra svarbu šitam gyvenime, kad mėgautis to gyvenimo. Mokinuosi dabar, iš esmės grįžtu prie to, kad turėt galimybę profesionaliai pasidaryti, profesionaliai, meistriškai kavos puodelį, kur ne šiaip sau kažką pasidarai, o pasidarai tai, kad tai yra su meilė, su žiniomis, kurias išmoksti iš kitų žmonių, pasidaryti tokį gėrimą. Mokinuosi gaminti pizzą, nusipirkau itališkų pizzos miltų ir žiūriu, kaip tai veikia, nes sūnui labai patinka, aš labai norėčiau ir savo vaikams padaryti ir savo, išmokti meistriškumo ten, kur kažkada atrodė, kad nereikia, ten kažkas už tave tai padarys. Niekas už tave taip nepadarys. Ir žinai, kas atsiranda? Atsiranda meilė į gyvenimą, mokinantis to, kas tau yra svarbu. Man tai yra įdomu. Ir priejau labai aiškios išvados, gyvendamas čia šitoje sodyboje, kad čia aš auginsiu ir bites, ir vynuoges, ir ateityje atsiras vištos, kurios čia gyvens, ir kažkokie kiti gyvūnai, kurie tiesiog bus čia man kompanijoje, ir aš sodinsiu mišką ir kitus dalykus, kurių aš dabar gal nesuprantu, bet aš žinau, kad tai aš suprasiu ir išmoksiu. Tai pirmas etapas turbūt šiais metais bus bitės, tai yra ką daryti su tais aviliais, iš kur, kaip ir kas. Įsivaizduok tą laiką, kurį tu dabar praliūdi, ar pramastai, nežinodamas net ką mąstyti, ar prabūni virtualioje erdvėje, tu savo pasakytum, man įdomu tai ir aš išmoksiu. Dabar tu savo sakai, ai neįdomu, neturi energijos, neturi polėkio, neturi jokio noro. O aš tą laiką, kai tu jį panaudoji sudegindamas ir energiją likusią viską, aš išnaudoju suprasti tuos elementus, kuriuo aš nesuprantu, kurie man yra įdomus, kurie padėtų man gyventi, kurie padėtų man džiaugtis gyvenimu. O kodėl nesidžiaugti, kodėl gyventi kančioje, kai galima negyventi kančioje, kai galima išmokti, suprasti ir eiti per gyvenimą tokiu būdu. Slidės, bėgimas, sportas, minisalė, kur dabar turiu, įvairūs dalykai, kurie susijęs su maistu, tai yra visas maistas, kurį aš gaminuos. Aš pradėjęs jau prieš kelis mėnesius vytintis mėsą, tai yra tam kartui, kai aš jos noriu, aš turiu gabalėlį, aš neperku iš parduotuvės. Taip, kažkas sakys, čia kūnas negyvas, aš praėjęs tos etapus, aš 7 metus buvau vegetaras, perėjau per visus etapus, dabar aš esu čia. Nesmerkiu savęs, nesmerkiu kito, kas kaip elgiasi, bet aš tiesiog gyvenu savo. Ir dabar sekantis etapas, aš duoną jau išmokęs kepti, vėl grįžtu prie duonos kepimo ir kitų elementų. Taigi, įdomu labai tai daryti, bet čia yra primityvų. Sekantis etapas, kuris man yra labai įdomus, kuriuo aš jau domiuosi ne vienus metus, yra fizinis kūnas, psichinis kūnas, tai yra du elementai, kaip būti sveikam šitam ar kitam pasaulyje, tie pasauliai iš tikrųjų panašus, ar buvo prieš 50 metų, ar dabar tos pačios problemos, tie patys žmonės, tos pačios aistros, kaip sveikai gyventi šitam gyvenime. Žodis sveikai tai yra ne tai galbūt psichinė prasme sveikai, kaip jaustis gerai, kaip džiaugtis, kaip mėgautis tuo Dievo duotų gyvenimu, o ne deginti tas dienas liūdint ar galvojant, kad nėra prasmės ar nėra ateities. Aš tai suprantu mokindamasis, suprasti per save, reflektuodamas, rašydamas dienoraščius, rašydamas savo mintis, pamąstymus ir tikrindamas realiam gyvenime, kaip tai veikia vienatvė, kaip veikia valia, kaip veikia fizinis pasiruošimas, kaip veikia maisto suderinamumas, kaip veikia mintis, kaip veikia švara, kurią mes suteikiam savo per valgį, per mintis, per informaciją, kuri ateina, kaip veikia žmonės bendravimas vienas su kitais. Yra labai įdomu. Sekanti dalis, tai yra dar įdomesnė dalis, tai yra tai, kas už suvokimo ribų, kaip aš vadinu, tai yra mūsų sielos poreikiai. Kaip mes čia gyvename, kaip čia mes atsidūrėme, kodėl, kaip galima būtų keisti savo likimą. Aš jau kai kurios elementus supratau ir aš juos naudoju savo ir padedu kitiems tai suprasti, kaip galima pakeisti likimą per savo veiksmus, per savo mąstymą, sujungus tarpusavyje. Ir ten yra labai daug klausimų apie Dievą, apie mūsų sekantį etapą po mirties, kaip mes ateiname iš šitą gyvenimą, kaip mes išeiname, kaip iš tikro gyventi su vidinė ugnimi, kaip atgauti tuos sparnus, skristi šitam gyvenime, o ne merdėti, negyventi ir būti kažkokiose situacijose, kurios yra primestos,
Ir aš žinau, kad jos primestos daugelis žmonių, jie net nesupranta, apie ką gyvenimas. Mokintis suprasti, apie ką gyvenimas, suprasti save ir po to paprastam lygmenyje mokintis dalykų, kurie svarbus. Vietoj to, kad laiką savo atiduotum vargti vargą kažkur tai, vargti vargą prie kompiuterio ar ekrano kažkokio tai, tu gali savo pasiskirti laiką, kuris tave iš tikrųjų pakeistų tavo psichinę būseną, nes tu sukurtum savo kažką tai svarbaus. Džiaugiuosi, atradęs tokią galimybę tą energiją skirti mokinimuisi, supratimui ir tai man padeda šitame gyvenime eiti labai stipriai tolyn. Tau lygiai taip pat gali tai padėti ir problema ta pas tave yra, kad tu neturi energijos, psichinės energijos, tos subtiliosios energijos, kad išeiti į tą būseną, kur tu sakai, gerai, aš pradėsiu tai daryti. Nes protas tau sako, nėra prasmės. Čia ne apie ką. Aš žinau apie tą energiją, nes pas mane jinai tokia buvo ir mane blokuodavo, kol aš ištrūkau iš ten. Tai pirmieji žingsniai yra sustiprinti save per paprastus elementus, kurie yra toj pačioj mano programų, kurią aš naudoju iki šiol ir naudosiu iki gyvenimo pabaigos. Tai yra ankstyvas atsikėlimas, šaltas dušas, sportas, refleksavimas, dienoraštis. Tai čia tai, ką sau gali padaryti. Ir susirask mokytoją, kuris padėtų eiti to per šitą gyvenimą, suprasti procesus, kad galėtum klestėti šitam gyvenime. Būk stiprus.